Laidos partneris TTT Kazino. Sveiki, esi Donatas Motiejūnas, žiūrėkit laidą Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu per BTV. Krepšinio pasaulyje. Kiekvieną vasarą NBA Houstono Rockets komandos žaidėjas Donatas Motiejūnas sugrįžta Lietuvon ir žaidžia už šalies nacionalinę vyrų rinktinę. Taip buvo ir 2014-aisiais. Tačiau prieš didžiojo krepšinio kovas Donatas Motiejūnas savo iniciatyvą antrą kartą Kaune surengė jaunųjų talentų stovyklą Lietuvos krepšininkams. O kartu su jais buvo ir kitų šalių jaunieji atstovai. Tikslas – ugdyti individualius sugebėjimus. Apie tai po pertraukėlės išskirtinis interviu su krepšininku Donatu Motiejūnu. Laidos partneris TTT Kazino. Laidos partneris TTT Kazino. Krepšinio pasaulyje. Su Donatu Motiejūnu būtų man įdomiau, žinoma, kalbėti Houstone, bet taip jau įvyko, kad Donatas vieši Kaune ir pamiršęs turbūt Rockets reikalus, vasarą surengė tokią stovyklą, apie kurią dar daugelis mūsų Lietuvos jaunikaičių kalba. Na, tai idėja buvo pas mane senai, kad padėti kažkam tai, ir kai atsirado man ta galimybė pašnekėjęs su NBA atstovais, kurie mus prižiūri, aš pasakiau, kad pas mane yra tokia nebloga idėja. Jie pasakė, aišku, kad man padės ir turiuomenyje labai daug susko padėjo, leido naudoti savo kaip ir įvaizdį tenai, leido savo vardą uždėti, leido trenerį atsivežti iš Amerikos, nors iš tikrųjų realiai be jų leidimo nieko to negalėčiau padaryti. Ir po pirmų metų, kai aš šnekėjau su tai žmonėm, kurie man viską padėjo, jie pasakė, kad tikrai netikėjo, kad taip galima tokio lygio stovyklą padaryti, nes dauguma krepšininkų, kai jie daro stovyklą, jie renka pinigus, taip toliau. Mano tikslas yra padaryti tą stovyklą, daugiau padėti jiem, negu iš jų pinigus kažką surinkti ar kažkokios naudos siekti. Yra planai tik tai geriau ir geriau daryti kitais metais, jau turiu iš poros trenerių iš Ispanijos, kad atvažiuos iš kelių komandų irgi padėti treniruoti tos vaikus, tai aš manau, kad tik tai ta stovykla tik tai plėsis ir tik tai priekį žengs. O kas čia, sakykime, tokiame darbe sudėtingiausia yra? Pinigų reikia, ar trenerius pakviest, ar tuos vaikus atrinkt? Aš galiu pasakyti, vaikai yra 3 grupių, patys geriausi Lietuvoje, stengiamės susirinkti. Na, aišku, jeigu kai kurie net važiuoja, tai ne dėl to, kad ar mes nekviečiam ar kažkas panašus, bet buvo... Neįmanoma. Buvo ir traumų, buvo ir nelaimingų atsitikimų per tos 2 metus, ir visko buvo po biškį. Bet sunkiausiai turbūt pačiam buvo, kadangi aš nei treneris, nei ką, ir niekada to nesu daręs, tai pačiam visą dieną ant kojų su tais vaikais prabūti reikia vis tiek ir kažką parodyti, ir treneriam padėti parodyti. Ir paskui dar galų gale reikia pačiam treniruotis. Tai po savaitės laiko būni įsijungtas pilnumoje. Kas sunkiausia, to sakykime, įdiegti tiem vaikam, ar kad jie paklustų, nors atrodo klauso jie, bet vis dėlto reikia kažkokį surasti kelią jų širdis. Reikia mokėti motivaciją įdėti ir dėl to stengiuosi kiekvieną tą dieną būti, parodyti, kad tai yra, kad aš esu tenai jiem padėti ir kad mano stovykla ne taip, kai daugumoje jų ateina vieną dieną, ten tie žaidėjai, jie pasirodo, pasako labas čia, taip toliau, pasirašo, paspaudžia rankas ir viso gero. Stengiuosi ten kiekvieną dieną būti jiem padėti, kad jie suprastų, kad aš čia dėl jų esu, todėl jie turi viską atiduoti man, su savo darbu. Pagaliau autoritetas esi visą. Toks yra autoritetas čia. Ko jiem trūksta? Aš taip kaip žvilgtelė jos susirenka, nėra drąsos, baimės, meistriškumas. Vis tiek jie dar tokio amžiaus 14-16 metų turiuomenį dar... Jie tik tai pradeda bręsti kaip krepšininkai ir iš tikrųjų labai daug iš jų dar atsisijos, kurie žengs toliau tam krepšinį ir kurie nuspręs paeiti kitais keliais.
Tai turbūt daugiausiai trūksta tos susikaupimo ir tos koncentracijos. Nes vis tiek nauja karta, tie telefonai, internetai, plaštelinės, turiuomenį, čia šitas neišvengiamai yra, bet vis tiek reikia bandyti stengtis kažkaip sudominti ir padėti jiem. Ko tai priklauso? Kad vienas užsispyrusiai siekia tokį savo gyvenimo tikslą, o kitas jau svajoja, iš karto gažais jisai... Taip pasakėjau dabar, ką tik vienas daro, o kitas kalba. Taigi, ar čia genai, ar čia treneriai, ar čia viskas priklauso, sakykime, nuo Donato, ką tu pasiekiai, pats spyrėjai, ar tėvelis Vidmantas diržų davė? Pas mane tėvas labai mokėjo mane motyvuoti, nežinau, kaip tai jam pavyko, bet man neiti į krepšinio treniruotę prilygo pasaulio pabaigai ir nuo pirmos dienos, kai aš pradėjau žaisti, buvo pasakyta, jeigu blogai mokinsis ir nesportuos, ir buvo vieną kartą, kada, man atrodo, 2 parnešiau iš Anglo ir iš kažko, tai mane savaitę laiko neleido sportuoti, man buvo baisiau negu tragedija. Vadinasi, norint užaugti profesionalių sportininkų, reikia ne vien kamuolį nuo ryto iki vakaro baksnuoti, bet reikia ir skaityti. Kas be ko, krepšinis yra irgi intelektualus sportas, čia visi tik tai šneka, kad taip nėra, bet iš tikrųjų nėra lengva, kad ir atvažiuoji pavėlavęs į rinktinės stovyklą, yra deriniai, viskas, tu labai turi greitai viską mokėti ir pas tai labai greitai viskas turi dirbti, aikštelės skaitimas, taip toliau, žmogaus judesių skaitimas ir čia kas gali pasakyti, kad tai turi būti natūralu, kai tiek metų žaidži, bet tikrai ne. Todėl ir kai kurie būna krepšininkais, kai kurie ne, nes lemia labai maži dalykai. Mūsų nepriklausomos Lietuvos esi kūdikis ir kaip žiūri į tokius, koks tu buvai. Taip pat jie patobulėja, tie vaikai, jie tvirtesni, sakykime, gudresni, ar nėra skirtumo? Sakykime, lygintumėm, jeigu savo kartą tokio amžiaus ir... Kaip ir sakiau, jie dar yra vaikai, dar sunku pasakyti, kuris iš jų bus krepšininkas, kuris ne, nes pats kaip aš žaidžiau, aš nebuvau pats geriausias ir aš tik tai sunkiu darbu pradėjau tobulėti tikrai ir dirbau vasarom, kai kiti ilsėjosi ir atėjo metas, kai mane pamatė visi, kad aš galiu žaisti ir mane paėmė Žalgirio dubleriuose. Ne tik mane paėmė, dar kitų sporto dėlių, tie dideli ateidavo į kas trečią treniruotę, aš kiekvieną dieną visą laiką laiko ateidavau, ant galo Paulius Motiejūnas tuo metu buvo Žalgirio dublerių tas menedžeris. Jisai mane pasirašė ir sakau, iki šios dienos su Paulium geriausi pas mūsų santykiai ir sakau, ir pasišnekau, ir pasijuokėme apie senus laikus, kai mane pasirašė, kaip atrodžiau ir koks kūdas buvo viską. Ir dar iki šios dienos Pauliaus svajonė, kad žaidžiau Žalgirį. Pirminį žaidžiau kažkiek tai, bet... Jisai jeigu tu norėsi, bet... Tai va, kažkada reiks išpildyti. Tu sakai, nebuvai geriausias tarptų tenai mažiukų, bet ūgių turbūt jau išsiskyrei tuo metu. Matot, aš žaidžiau su metais vyresniais, tai kad ūgių dėl to pas mane turiu didesnį arsenalą, dėl to, kad aš žaisdavau 3 numerių kartais. Nes aš ūgių nuo metais vyresnių neįsiskirdavau niekada ir tik tai vienu momentu batsiu suspraugau. Ir dabar realiai esu aukščiausias tarp metais vyresnių ir tarp savo metų. Ir turiu omeny, viskas taip susiklostė, taip atsitiko. Koks dabar tau ūgis? 2,14. 2,14. Vadinasi, jeigu mūsų jauni lietuvaičiai žaidžia su metais vyresniais, tai čia yra pliusas, sakykime, kaip Birutis dabar. Tai taip, aišku, pliusas, bet nėra lengva. Vis tiek metais vyresnė atrodo, ką tai reiškia ir netgi pas mane stovyklą atvažiuoja, sakau, tai yra 16-14 metų. Ir tiem, kurie 14-15 metų, jie žymiai sunkiau yra negu tiem 16-mečiam. Nes 2 metai tokiam amžiui skirtumas yra brendimas ir taip toliau yra labai didelis skirtumas. Bet iš mano pusės jie atvažiuoja pas mane stovyklą, jie atvažiuoja iš visų Lietuvos kampelių. Ir jie pas savo komandose yra labai geri žaidėjai. Jie atvažiuoja čia ir prieš jų, jie vos neturi jaustis, kaip kad jie paskutiniai. Tai turi įdiegti jiem norą tobulėti. Viskas priklauso nuo trenerio. Kas tavo pirmasis treneris buvo? Tai buvo Saulius Marčiukaitis, Kauno krepšinio mokykla, už kampo. Jisai
mano tėvas atvedė mane čia, kai man buvo 7 metai, tuo metu 7 metų niekas neturėjo tos grupės, 90 metų buvo 89, tai aš praktiškai ir praleidau didžiąją dalį tenai. Koks sudėtingas gyvenimas? Mes sakom šitaip, kad jeigu treneris puikus, jisai veda, įkvepia, užaugs geri krepšininkai. Tu iš tos grupės esi vienas. Per daug, čia tikrai nėra teisybė šitam klausime, labai daug kas nuo vaikų priklauso. Tu gali juos dominti taip toliau, bet galų gale vis tiek jie pasirenka savo kelią. Jeigu jam bus labiau prie širdies eiti į klubus ar šiaip trainėtis kampais, o ne eiti į krepšinio aikštelę, tai tu gali jį motyvuoti kiek nori, tu jo nepriversi treniruotis. Niekas, kas per prievartą buvo įkišta, niekada niekam nepasisekė. Tai. Bet būna ir taip, kad tėvai būtent tempia tą vaikelį, gal jis futbolininkų geresnių būtų, bet eik į krepšinį, Žalgiris. Apie ką eina kalba? Aš galvoju, kad tėvai turėtų labiau atsižvelgti į vaikų norus, nes ne kiekvienas gali būti krepšininku, kaip ne kiekvienas gali būti ir daktarų, ir mokslininkų, ir mokytojų. Ne kiekvienas gali būti ir iš mano pusės aš galvoju, kad tėvai turėtų labiau stengtis atkreipdėmėsi į savo vaikus, kuo jie domisi, ką jie nori. Gyvenime labiau pasiekti. Buvo turbūt 40 mūsų vaikų susirinkusių į tavo vasaros stovyklą, Donatai. Buvo ir truputėlis estų, latvių, gruzinų. Mūsų lietuvaičiai išsiskiria jau tokį bendramžiaus iš jų? Būdų estai labai nustebino. Tikrai, kai pasižiūrėjau, iš vieno estų tikrai bus krepšininkas rinktinės lygio, jau dabar galiu pasakyti, nes parodė jam gynybinės situacijas, 16 metų parodė gynybinės situacijas ir jau vis tiek per salę žiūrėjau, kaip žaidžia, kaip treniruojasi, visą laiką vietoj gynybą, visada laiku, visada atiduos pasą, jeigu laisvas žmogus šalia bus, žaidžia, atrodo jam 18 metų, jau 19 metų, kada jau daro tai, ką turi daryti, tai iš tikrųjų jis mane labai nustebino ir buvo ir lietuvių tikrai, kurie nustebino, galiu pasakyti, ir tikrai kai kurie, turiu galvoje daugumą jų, kur buvo praeitais metais, buvo šiais metais irgi atvažiavę. Ir tikrai matosi patobulėję, stengiasi, dirbo noriai ir savo mano tikslas buvo per tas 5 dienas parodyti pagrindinius dalykus, kurių jų reikalaus treneriai ne tik Lietuvoje, bet ir užsienį. Vadinasi, Donatai, mažą turėti raumenis, virtuozišką kamuolį valgyti. Galvą reikia turėti. Bet čia jau turbūt jau koks gimiai. Ar galima taip pat tą mąstyseną krepšinio aikštelėje išugdyti? Priklauso nuo kada pradedi sportuoti. Jeigu aš kai mažas pradėjau nuo 7 metų sportuoti, tai pas mane, pas mane tas panašumas yra prieš daugelį tų, kurie pradėjo 16-17 metų sportuoti. O galėtum, gerbiamas Matijūnai, pasakyti, štai sakykim, kai dabar žiūri į tuos jaunus, kad tu kažko tai irgi neparuošė būdamas vaikas, nu kažko tai pritrūko. Toje elemente krepšinių kažką nepadarėjai, kad kiti dabar žiūrėdami galėtų pasakyti, ir aš taip stengsiuosi. Tobulų žaidėjų yra tik tai vienas. Kuris? Lebronas Džeimsas. Kuris viską gali, viską moka, o pas visus yra trūkumų ir turiu omenyje, yra man pasakęs, mano treneris, kai televizorių žaidžiau, Džesminas Repišas, sako, kiekvienas žaidėjas turi trūkumų. Sako, tavo tikslas yra padaryti tai, kad tas trūkumas nebūtų tavo silpnybė. Taip, tu išugdėjai tokį charakterį. Aš jau tau ne kartą į akis sakiau. Tėvai padėjo, ne aš jau ugdžiau, tėvai ugdė. Taip, tave gyvenimą, sakykime, mėti ir vėti. Jau pradedant, kad iš Kauno į Italiją, iš Italijos į Lenkiją, paskui jau už Atlanto, visur vienas, visur sunku, visur nežinoma, bet tu nepalūžai. Tu išsilaikei. Padėjo labai daug gyvenime Italija man ir kiekvienais metais dabar grįžtu šitą miestą, turiu ir draugų ir visi, kurie mane prižiūrėjo, ir treneriai tenai, kai kurie gyvena, ir menedžeriai turiu omeny. Nu, miestas yra pilnas prisiminimų ir pirmas dalykas, tai va, kaip ir sakė, retas išgyvena, todėl retas ir žaidžia krepšinį. Jei prisitaikysi, turi mokėti prisitaikyti. Iš tikrųjų, pirmi metai buvo labai sunkus, vis tiek ir draugai, ir tėvai, bet po pirmų metų viskas taip palengvėjo ir iš tikrųjų Amerikai išvažiuoti nebuvo problemų ir Lenkijoje jau gyvenime nebuvo problemų. Tie Italijoje metai buvo pagrindiniai mokymo metai man. Na ir dabar NBA už Atlanto. Iš tikrųjų tie pirmi metai, kitas būtų sulūžęs, sukrytęs, susikrovęs kaip ir kiti mūsų krepšininkai savo daiktelius ir grįžęs į Lietuvą ir neaišku, koks tolesnis likimas. Kur šitas, tu sakai, tėvų
tėvai tau kaip, be abejo, tėvai tau visko linkėjo, tau viską padėjo, bet ten tėvų nebuvo. Kaip tu verkdavai, ar tu užsispyrė šaltų vandenį pildavaisi, galbūt net maldą paėmės maldaknygę. Jau kai tiek pasiekė, psichologiškai yra labai sunku, kai taip su tavim elgiasi ir kai taip kovoja, bet turiu menį, užsimerkia akis ir dirbi. Tu negali pasiduoti, turiu menį. Jau tuo metu pasirodo tavo charakteris. Ar tu pasiduosi, ar tu kovosi iki galo. Buvo ašarų? Ašarų per daug nebuvo, bet buvo tikrai labai sunkių momentų, kai nieko nesinorėjo ir norėjai spjauti, viską susikrauti, bet nueini miegoti, įsimiegi, blaivę galvą atsikeli ir į darbą toliau. Antri metai jau lengvesni buvo antras sezonas Hjustono Rockets komandai? Aš manau, dar sunkesni buvo vien dėl to, kad po pirmų metų, kai prasidėjau, aš nesitikėjau antrus metus sėdėti, atvažiavau, vėl tas pas buvo ir atrodė, kad tų žaidėjų nėra mano pozicijų ir taip toliau, bet sugebėjo mane vis tiek ant suolo palikti, tai tikrai nebuvo lengvi ir sudėtinga buvo, bet sakau, eini kovoji ir tiek. Vadinasi, čia irgi loterija. Pas kokį Donatai patinki treneriai? Tai jeigu jam patinki? Ten viskas loterija yra. Ten gali labai pasisekti, gali labai nepasisekti. Gali iš paprasto žaidėjo, kaip Chandleris, Chandleris Parsonas, antro raundo šaukimas, žvaigždė patapo. Gali būti, yra pilna pavyzdžių, kad pirmie, antri, treti šaukimai iš jų niekada gyvenime niekur nebuvo ir nebus. Ir tu taip vėl parodė NBA vasaros lygoje, kad visą tai, kiek iškentėjai, kiek savyje išnešiojai ir kiek treniravaisi, atsipirko. Ir štai, sakykime, mes džiaugiamės visi, skaitydami, kaip tu puikiai žaidėjai, antras pagal visus rodiklius, tai ko daugiau reikia? Vasaros lyga yra vasaros lyga, aš ten važiavau daugiau formą įgauti, nežinau, kad vyrai čia dirba ir nenorėjau atvažiuoti čia visiškai be formos ir toks mano tikslas buvo tenai dirbti sportuoti su individualiais treneriais, daug dirbam irgi lakstėm ir žinau, kad čia vyrai tikrai sunkiai dirba, todėl nenorėjau atvažiavęs, kad būti tas, kuris gale atsilikęs. Taigi pradėjom nuo tavo vasaros stovyklų, Donatai, surinktos Lietuvoje ir be trenerių taip pat ta vasaros stovykla būtų netokia. Jonas Kazlauskas, vyriausias treneris ir kiti lietuvaičiai treneriai, turbūt esi tikrai dėkingas jiems, kad jie... Tai čia, kas be ko, aš tikrai sakiau, kad aš iš viso širdies norėjau jam padėkoti ir dabar noriu dar padėkoti. Jūs turite atsidengti visi. Išrinktai ten laukia. Pirmos klaidos, kurios pasitaiko. Tiek mane. Tai labai svarbu. Važiuoja su mielu noru, padeda įgyventi tokį dalyką ir tikrai čia yra gražus dalykas ir stengiamės visi aukojam savo laiką, stengiamės padėti tiem vaikam kažką parodyti, pamokinti juos ir man tikrai garbė, kad su tokiais žmonėm teko gyvenime dirbti, nes su daugeliu teko susidurti rinktinėse ir klubuose, turiuomenį rinktinėse klubuose, praktiškai visur. Ir tikrai, kai paskambinu pirmą kartą, nei vienas nepasakė, negaliu atvažiuoti, visi iš karto pasakė, atvažiuosim, padėsim, kiek galėsim. Sakalauskas, Kriukis, Petrauskas. Samulėnas irgi, su Samulėnu aš kiek metų treniravęsis. Turiuomenį, visi treneriai atvažiavo be jokių klausimų, be jokių problemų. Paskui iš Lenkijos treneris šiais metais, iš Lenkijos Latvijos treneris atvažiavo ir irgi padėjo, tikrai aš buvau labai patenkintas, kaip jis padėjo, kaip jis dirbo su vaikais. Ir NBA treneris, tavo treneris Matas? Matt Brace, Matt Brace. Na, ir, sakykime,
Mes užfiksavome tą paskutinę, sakykime, vakarienę, tavo tėveliai, visi treneriai, suvenyrai buvo įteikti ir aš mačiau tavo akyse džiaugsmą, pasitenkinimą, laimę. Vadinasi, kai pats kažką pasieki ir trupučiuką net duodi kitiems, turbūt irgi, geras tas jausmas. Visi. Matinas. Paulių ir krepšinio pasaulyje. Anglijos lygos, tai yra Anglijos komanda. Yra didelė rizika. Ir reiškia, klubus... Jau 2 metai išėlės tą stovyklą rengiame ir tikrai, manau, viskas išėjo labai gerai šiais metais, bet turiu omeny, yra dar vis tiek tų vietų, kur galima tobulėti, bet tas ir tikslas. Kitais metais padaryti dar geriau. Gal kitais metais daugiau pateks ir iš visos Europos gal suvažiuos? Yra tokių šnekų, kas šnekėjau su Italijos federacijos prezidentu, jie galvoja porą jauniausių geriausių vaikų atsiųsti, turiu omeny, dėl lygio, bet man atrodo vaikų skaičių tai nedidinsim, o biškį pamažinsim, nes man atrodo pilnai užtenka. Ir paskutinis klausimas. Kaip įkvėpti visus mūsų Lietuvos mažosius vaikelius, kurie pradeda žaisti krepšinį, arba tie, kurie atvažiuos, nes ne visi klauso, ne visi girdi ir svajoja apie kažką tai. Kaip ir sakiau, ne visi klauso, ne visi girdi, todėl tik tai vienetai ir būna. Jeigu, turiu minėti, kaip ir sakiau, tėvai turi žiūrėti, kas jūs domina, kaip kas ką, nes taip nieko nebus. Ir receptų jokių nėra, kad iš tavęs nulipdysime aukštos klasės krepšininką Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės. Dar nemačiau, kad nors vienam tai būtų, dar neteko matyti. Nes jeigu neturėsi užsispyrimo, jeigu neturėsi tiek užsispyrimo, visko reikia. Talento, užsispyrimo, valios, duomenų. Talentas, bet Donata, ar čia galime iš karto pasakyti, kad surinks tenai 50 vaikų, kad šitas bus krepšininkas, šitas ne. Man atrodo, čia irgi tas talentas auga. Tu talento irgi negali pamatuoti. Tai sudėtinga yra. Turi viską turėti. Futbolas yra lengviau, kaip matėm pasaulio čempionatą, bėgi, muši. Tikrai ne. Ką, ir ten galvos reikia? Ten visko reikia irgi. Tiek pat, kiek krepšinėje. Taip, dar gal net ir daugiau. Tai čia mūsų ta meilė, tam oranžiniam kamuoliui, aš priešingai galvoju, kokia ten ta taktika, dievuliau brangu, čia tai greitis. Ar pats žaidėjai? Futbolą? Ne, aš tik tai žiūriu. Mano tėvas žaidė. Tai ir mano tėvas, jisai mato daugiau dalykų, negu aš matau krepšinio aikštelį. Kai kada žiūri varžybas, man paskambinęs, man pasako, kurios dalykus, kuriuos aš pats nežinau. Kurių pats nepamatau. Video, kada įdėmiai peržiūriu. O jisai man iškart paskambina, pasako, ką kur blogai padariau. Jisai seka aikštelę geriau negu aš, žaisdamas futbolą, nes buvo vartininkas ir jis turėjo sekti aikštelę, turėjo žiūrėti, iš kur gynėjai ateina, iš kur puolėjai ateina, kaip kas ką. Vidmantas Motiejūnas, tavo tėvelis futbolininkas, o mama su sportu taip pat aukšta. Aukšta, bet nesusiję su sportu. Klausyk, kiek valandų dar? Viskas. Jo, reikia. Taigi, Donatai, 3 NBA tavo sezonas. Ar vėl tos bus Baltijos jūros bangos, ar jau pagaliau gal štilis ateis ir tu būsi startinėme ir niekas tave niekur nesiūs? Tai dabar kiek 2 metai jau visko tikiuosi. Gali visko būti, jau po tokių 2 metų aš visko tikiuosi. Aš važiuoju optimistas, aišku, važiuoju su teigiamom emocijom, turiu pasiruošęs taip toliau, bet viskam aš pasiruošęs dabar jau. Mes linkim, kad tu būtum sveikas, drūtas ir garsinta mūsų lietuvėlė. Laidos partneris TTT Kazino.